Tai Giedriau, artėja Rokiškio ralis, kokios mintis prieš artėjantį dar vieno Lietuvos automobilių ralio čempionato etapą? Tai mintis tokios visokios, kaip sakyt, turėsime patį sudėtingiausią, sunkiausią ir kaip sakyt, ralį, kurį reikia išgyventi. Šitą ralį išgyvenus jau kiti raliai atrodo daug paprastesni, nes didžiausias kilometražas, daugiausiai dirbtinių tramplinų arba natūralių, bet pastiprintų, tai daug vietos padaryti klaidų, unikalių daug kilometrų, tai žinant, kad dabar čempionato įskaita yra labai įtempta ir po praeito ralio mums truputį nepasisekė, mums dabar kiekvienas taškas yra brangus, tai didžiausia galbūt svarbiausia yra mums kaip ekipažui Rokiškyje neprisidaryti vėl eilinį kartą kažkokių klaidų, kaip mes mėgstam Rokiškyje, ir finišuoti tam top trejetuke, kad dar dėl čempionato įskaitos galėtumėm toliau kovoti. Tai didžiausias tikslas visgi finišas topė. Aišku, apie laimėjimą galėtumėm tik pasvajoti, bet sakau, tai nebūtinai. Reikia atvažiuoti, pagaliau pasiekti finišą tame Rokiškyje. Labai daug kalbama apie kvalifikacinį greičio ruožą. Iš esmės taisyklės leidžia kaip ir nevažiuot, kaip ir prisilėtinti ir taip toliau, vardant geresnės starto pozicijos, bet yra tikimybė dėl dulkių. Tai ką manai tiesiog apie, kiek tiesiog bus tų kvalifikacijai strategijų? Strategijų tai visokių, bet aš toks žmogus paprastas, nemėgstu strateguoti labai, darau, kas gaunasi geriausiai, o paskui galvoju, tai kas laimės pirmą vietą, tam mažiausiai bus dulkių, tas važiuos greičiausiai, bet gali būti, kad ir šiandien buvo lietutis, nulinojo, tai tada pirmą vietą nėra labai gerai, tada jeigu bus drėgna, galbūt geriau važiuoti kokiam 5-6 pavalis, bet jeigu bus šlapia važiuojant dar vėliau, nepapuls į 10-uką, bus sunkus gruntas ir tada jau tos sekundės bus labai brangios, tai ta strategija labai įtakoja dar ir oro sąlygos. Taip, kad iki to testinio dar liko 2 dienas, tai čia gali tų scenarijų visokių būti. Bet aš kaip ir sakiau, mes labai nestrateguojam, bandom važiuoti, kiek galim greičiau testinime ir vis tiek norisi tą formą įgauti jau prieš pat ralį. Matai greičio ruožus, iš dalies tai jie kaip ir yra važiuoti, bet yra ir šiek tiek ir naujų atkarpų, tai kaip manai, kuris greičio ruožas bus toks labiausiai, sakykime, kabutėse lošintas? Jeigu iš tikrųjų tai prisipažinsit, nemačiau nei vieno greičio ruožo, koksai bus. Matęs tik tais 2 posūkius ir 1 trampliną. Tai žodžiu, bet kokiu atveju ilgiausi ir sudėtingiausi greičio ruožai vis laik jie būna lošiantis ir ypač tie, kur apie 20 km, tai nes dažniausiai būna ten ir greita, ir susukta, ir tą ritmą šokinėjantis. Ta pristaikyti prie to ritmą yra sunku ir kas tai padarys geriausiai, greičiausiai, pagaus tą ritmą, tas ir turės didžiausią pranašumą. Šį ralį atvyksta ir keli Lenkijos sportininkai, kurie dar nėra pas mus važiavę, ypač su Rally 2 klasės automobiliais, tai kaip vertini, kaip manai, koks jau bus tas potencialus greitis varžybų metu? Jeigu turite omeny, tai Jots ir Matulka, tai Matulka Lenkijoje važiuoja labai greit ir manau, kad bus tikrai greitas lenktynininkas ir aišku, jis nežino mūsų specifikos, nežino greičio ruožų, bet manau, kad gali konkurenciją mums sudaryti, nes Lenkijoje važiuoja topė jisai, o kitas lenktynininkas pasižiūrėjau, kad šiemet dar nevažiavęs jokių varžybų, tai iš jo labai daug ir nesitikiu.